Yeah, nigga came a long way, made 100K, blew it up, made it all back in one day. Paying for the words I say, I know it ain't straight, but I made the best out of there. Jay, hope you got something else to say, cause it ain't safe. Yeah, hope you got something else to say, cause it ain't safe. Labas visiems, tikiuosi girdžiuosi, ką tik po džimo, pamiršau maiką namie, aišku, negalvojau, kad vloginsiu, bet galvojau, kad reikia pakvloginti, senai vloginau. Senai buvau džime, blemą, pavargau šakės, šlapės visas, norau namo išsimaudysiu. Tuščia džime, nais. Vienas buvau džime, karočią, po to atėjo kažkoks senelis prisijungė. Bet šiaip vienas džime buvau. Dariau krūtinę ir rankas. Blemą taip pat jungia rankas šakės. Senai sportavau, blemą reikia grįžti į sportą. Arba džimą lankyti normaliai vėl. Arba kickboksą, karočią žiauriai noriu kickboksą lankyti. Seniau lankiau, bet tada dropsį įsidėjau. Laiko neturėjau, dropshipinimo bandžiau pramušti. Ir laiko šiandien turėjau, galvojau, biškai užlagino kamerą kažkaip, nustojo filmuoti, bet žodžiu. Jo, buvau metęs tą kickboksą, savaitę palankiau ir sakiau savo, kad grįšiu. Tai galvoju, dabar reikia grįžti, reikia lankyti kovinį sportą, nes yra motyvų, bet gili tema nenoriu labai kapstyti. Žodžiu, varau namo, žiauriai pavargau, žiauriai gerai pasportavau, varysiu, dar prie kompo prisėsiu, išsimaudysiu, pavalgysiu, jau 12 šiaip tai, bet reikia dar darbų pasidaryti. Tai varau, oras, blem, koks geras oras, dabar kokį 15 šilumos. Bambaliai laksta. Žodžiu, jo žiauriai gerą laukia. Rytoj, noros 2 ar kiek bus dieną, tai iš viso bus žiauriai faina. Mes ten deklaravau pajamas pagaliau. Karočiui. Šiaip po mokesčių ne tiek ir daug, bet PVM žiauriai daug reikia susimokėti. Nes kai perlipi ribą, kem 5000 eurų apyvartą, kai perlipi, reikia PVM, nuo tada jau pradėti mokėti. Aš padariau 100 šiam gal kai apyvartos, tai, karočiui, 2-1 procentas, nežinau, karočiui, bet žodžiu, žiauriai daug PVM reikia sumokėti. Dar nepaskaičiavo PVM, bet, biški baisu, nežinau, kas čia. Žodžiu, einu namo aplinkeliais kažkokiais, čia nepraeisiu, čia uždaryta viskas už manęs. Ieškau ofiso. Yra keli variantai, arba pas Ilja prisijungt, arba ieškoti savo kažko vieno, nes aš galvoju, blemba, man reikia vienam jaučiu varyti dirbti į ofisą. Aš toks žmogus, man vienam, tyloj, žiauriai gerai dirbas. Aš manau, kol kas iškosiu savo kažko kampelio, tai rytoj skambinėsiu į ofisus. Tai va, vaikštų čia prie dangoraižių, turėtų matytis. Visur dangoraižiai. Šitame pastate yra vienas, ne vienas, turbūt daug ofisų. Noros 17 aukšte jie nuomoja ofisus. Tai pats mažiausias ofisas, tai gal 400 eurų. Šiaip visai pofik, vis tiek mažiausias ofisas būtų kokiam 2 žmonėm. Dviese susimest būtų easy visai. O čia, blam, vis tiek dangoraižis centras. Čia visas verslas verda Vilnius. Tai gal dar faina būtų. Žiauriai faina laukia vakare, vėjelis, šiltas pučia. Dieve, vasara ateina pagaliau. Viso Vorklandas yra. Buvau tam Vorklande. Žiauriai ankšta. Siauri koridoriai, maži kabinetai, virtuvėlė maža. Žiauriai lėvas. Jeigu ieškot vietos, neikite. 3 būrės, va ten už va šito dangoraižio yra kitas dangoraižis. 3 būrės. Tai va ten va yra Vorklandas labai geras. Labai erdvų, virtuvė didelė, bendras patalpas labai didelės, ofisų daug, kabinetų daug, ten geras. Bet žodžiu, va, varau į džimą, užsirašysiu į kickboksą, varysiu namo, išsimaudysiu, pavalgysiu, eisiu padirbėti, produktą noriu užsakyti naują, kreatoriams užsakyti produktą naują. Ir jo, ir dirbam. Dar toli gražu iki visų metų planų įgyvendinimo, tai reikia pasitempti. Let the real speak, let the fake be gone. Let the fake go on, let those niggas go. Leave my ass alone. I've been on my own, I've been all alone. I fell on my face, I got up my own. I fell on my face, got up on my own. I fell on my face, got up on my own. I just let this studio
Nu, biškį padirbau, sėdėjom kaviniai, oras geras, šiandien gal 20 šilumos ant saulės, varom biškį pavaikščiot su šeima ir varysiu 2 valandą po valandos ofisą vieną apžiūrėt. Nedidukas, atrodo iš nuotraukų gražus, tai apžiūrėsiu ir pažiūrėsiu, ar geras. Rytoj ryte 9 valandą varau kitą ofisą pažiūrėt, kažką noriu išsirinkti, kuo greičiau. Išsirinksiu ofisą, galėsiu pradėti daugiau videkų filmuoti, nes ne vieni išeina. Tai tokius kitokius biškį kursiu videkus, ne vien vlogus, o kokios vertės, kad išeitų daugiau iš tų videkų. Varom Sakuru apžiūrėti. Ir jo, parodysiu ofisą, jeigu leis ten pafilmuoti. Can't believe that we made it this far. Look, mama, now your son is a star. Can't believe that we made it this far. Standing on the shoulders and guard. When life get too hard, I think about everybody I've been scarred from. I even broke bread even though I should've starved them. I'm going out a hero, baby. Come a zero, baby. Angels calling, demons calling. I put them on 3-way, baby. I've been keeping them shooters with me on payroll lately. Nu va, apžiūrėjau vieną ofisą. Visai nieko, 2 patalpos geros yra. Kaina gera. Baldų nėra kokias dalykas. Bet gal čia ir gerai, savus atsivešiu kokius noriu ir labai gerai galbūt. Varysiu rytoj kitą pasižiūrėti ir pažiūrėsim, kuris čia geriausias variantas. Šią savaitę bandysiu kažką gal išsirinkti. Visai nieko vieta. Prie pat manęs realiai, tai tas didelis pliusas, Šnipiškėse, arti centro, viską, čia žiūri, fain. Šiandien dar belė kiek darbų reikia padaryti, tai bandysiu viską spėti, reikia netinginiauti, varysiu dabar dirbti. Updeitinsiu jūs po to. Labas, sekanti diena, rytas, visai anksti. Atpratau taip anksti keltis, po 8 biškį noriu. Varau apžiūrėti ofisą. Varau apžiūrėti vieną ofisą, tada iškart varysiu kitą pažiūrėti ofisą, tada po pietų varysiu į VMI. Dėl PVM reikia išsiaiškinti daug ką, kol kas man labai ten klausimų daug. Ir jo, tokia šiandien diena lyja, tapė ar Civikas gražus auksinis. Nei valgiau, nei kavos geriau, nieko, tai toks biškį mėgantis. Ką tik atskėliau, realiai nustiprausiu ir tiek, važiuoju. Nu va, apžiūrėjau tos kabinetus visus. Visai variantų yra, ką aš žinau. Yra Šiaurės miestelį, yra Goštauto gatvėje, palei pat upę, visai nice. Reikia išsirinkti. Yra pigesnių, yra brangesnių. Bet kol kas tokio tobulo, idealaus varianto dar nemačiau. Vieni gražus, su dideliais langais, nauji, bet kondiškės nėra. Kiti senoviški tokie, nelabai gražus, be baldų, be nieko. Žodžiu, reikia pasvert, pamastyti, kas čia geriausia tiktų. Dar turiu 2 vietas, kurias reikia aplankyti. Viena Žalgirio gatvė, kita Konstitucijos prospekte. Tai tas aplankyti noriu per šią savaitę ir galbūt išsirinksiu jų tada. Ir bandysiu įsikraustyti, bandysiu pradėti dirbti iš ofiso. O, šiaip visai turėtų būti, nes jeigu vienas sėdėsiu kol kas, o taip ir bus, pradžiai sėdėsiu vienas, galbūt kažkada dar kažką pasikviesiu pas save, bet pradžiai vienas būsiu, tai labai gerai dirbti vienam tyloj. Nėra jokių trikdžių, nieko, gali videkus filmuoti, gali YouTube'ą filmuoti. Noriu greičiau išsikrausti kur nors. Dabar varau namo, labai noriu kavos išgert, vandens žiauriai noriu išgert, čia nieko negeriau dar. 2 valandą į VMI, karočiui nežinau, kas ten laukia manęs, bet dėl PVM labai daug klausimų yra. Reikia išspręsti kuo greičiau visus tos klausimus ir bus ramiai galva už praeitus metus. Pajamas deklaravau, tai, gerą sumelę reikėjo atiduoti, be PVM, jau gerą sumelę reikėjo atiduoti, bet PVM'as įsiskaičiuos ir bus ten daug. Skaičiais nesakysiu, bet daug. Tai jo, likiu namo, likiu kavos gert. I'm a young, rich bastard. I'm a young, rich bastard. Sweet life like second coat, me and me. Išgėriau kavos. Varau dar vieną ofisą apžiūrėti greitai. Konstitucijos prospekte. Pažiūrėsim, kas gera. The same signs, every nigga with me roll. Hell no, I can't trust. Pažiūrėjau tą ofisą Konstitucijos prospekte. Senas, pigus žiauriai, bet ten lūšna, karočiui, ten lūšna visiškai. Atrodo, iš caro laikų kažkoks pastatas stovi, baldai senoviniai, viskas įrengtas senoviškai, netvarkyta 100 metų. Tai nieko gero, dabar namo buvau grįžęs ir dabar varau į VMI. Pasižiūrėsim, kaip seksis. Tai po VMI dar vieną ofisą važiuosiu pažiūrėti, Basanavičiaus gatvėj. Iš nuotraukų atrodo žiauriai gerai, kaina irgi gera.
vieta aфиgena, tai galbūt ten bus variantas, kas bus nice. Ain't no nigga with me told. All y'all niggas broken bold. Only money call my phone, so I love my ringtone. He ain't a gangster, he a rat. How you gangster getting smacked? I got cameras all around this bitch. You play, you getting tapped. I told bro go hit his point. We treat niggas like craps. Niggas buying shit, take the picture, then they take it back. Where that drink at? Let me pour it. I'm off a pill, but she ain't know it. 50,000 or 500, don't make no difference if you blow it. I ain't even gotta try. I bet the baddest bitch is gone. Spend 120 on the cat, spend 150 on the phone. Nu va, iš VMI. Nieko kaip ir nepasakė. Sakė prisijung prie EDS sistemos, užpildyk tą ir tą formą ir susimokėk. Okei. Galvoju kažką rimčiau papasakos, nes ten arba man buhalterį prigazino, kad čia turėtų būti baisu kažkas. Tai tiek, ką aš žinau, varysiu namo pildyti, tą formą pabandysiu. Dabar varau dar į kitą ofisą pažiūrėti tą, sakiau, Basanavičiaus gatvėje, tada namo varysiu. Pabandysiu tą formą užpildyti, nes delspinigiai kapsi. Lėkiu į ofisą, pažiūrėsim, kas ten gero. She love my smell when she hug. I don't care if we in public. You start playing, I'm gon' bust you. Žiūrėjau, labai gražu vieta, bliam, kokia gera, man čia patinka. Čia visur, centras, ką žinau, Basanavičiaus gatvė. Va, šitie, kaip ten, Santuokų rūmai. Ten centras kažkoks versla. Cerkvė graži, labai graži vieta tikrai. Čia su dviračiu atvažiuočiau. Visai nice, bet kabinetas toks mažokas ir tamsokas. Nežinau, net. Visai nieko, bet tuo pačiu ir toks minusėlis tas, kad toks aukštas ir toksai tamsus. Vienas stoglangis, daugiau nieko. Bet faina vieta, blemba faina vieta čia. Fuck, kaip sunku bus nuspręsti. Gerai, žiūrėsim, varau turbūt namo. Tai va. Net nežinau. Dar vienas liko variantas Žalgirio gatvėj, bet nežinau, ten toksai irgi tiesiog biudžetinis variantas, sakykim. Nes noriu biudžetinio, norisi kažką gražaus, pasiimti geroj vietoj, langais dideliais, į kažkokį vaizdą būtų, bet tokių vat nėra, blemba. Kitam vlogė turbūt jau bus mano tas ofisas, jau kitas vlogas turbūt apie tai ir bus, kaip išsikraustų ir panašiai. Bandysim išsirinkti kažką geriausio. Sunku visai išrinkti, nes vis tiek sutartys ten turbūt metams arba panašiai. Nesinori bet kurio pasiimti, nors gerą rast variantą. Man keista pagalvoti prieš 7 ar 8 mėnesius sėdėjau ofise, norėjau bėgti iš ten, o dabar pats ieškau savo ofisą, kaip keičiasi viskas. Bet aš bėgau ne nuo ofiso paties, o nuo darbo aplinkos, nuo darbo. Varai ryte, kažkam kitam dirbi, visą dieną nenorom. O nuo to bėgau, dabar tai aš noriu savo ofisą turėti, savo vietelę, kur ten visi darbai vyksta. Faina būtų, ką žinau. Fuck. Gerai. Tikiuosi pavyks išsirinkti kažką gero, ar tikiuosi bus geras sprendimas, nes nenoriu po to gailėtis, pasiimsiu ir tiesiog gailėsiuos, nes lievas koks nors dar kažkas. Tam vlogė turbūt bus ofiso revylas. Tokia diena įdomesnė, tokios kelios dienos įdomesnės. Ofiso paieškos, karočią, pamatėt mano dieną gyvenime, sakykim, kaip viskas keičiasi, eiktų savo, rimtai, prieš metus dar ofisą sėdėjau, kažkam dirbau, dabar savo ieškau. Prikolas, tikrai prikolas. Tai jo, šitam vlogui tiek, ačiū, kad žiūrėt visi. Kai įsigysiu ofisą, bus tikrai iš manęs daugiau videkų. Kursiu tokius videkus, kur tiesiog apie kažką, o ne vlogai. Bus tema griežta ir apie tą temą tiesiog kalbėsiu. Tam ir ieškau iš dalies ofisą, kad galėčiau daugiau filmuoti save, daugiau kelti YouTube'ą, daugiau TikTok'ą kelti, kad daugiau vertės jums būtų. Čia esminis toks varikliukas, noriu dirbti tyloj, ramiai, gerai, full focus, tipo, įdomu ir dirbi. Bus įdomus etapas prasideda naujas vėl. Šitų etapų viens ant kitą. Tai va, šitam vlogui tiek. Ačiū labai, kad žiūrėt visi. Ir susimatysim kitą kartą. Iki. Every time I took a sniff, it got closer. Every time